Merė Popins. Pirmoji knyga, pirmas skyrius Rytų vėjas. Jei ieškosi Vyšnių gatvės, geriausiai klausk policininko, stovinčio sankryžoje. Jis patrauks šalmą ant šono, pagalvos, pasikasys pakaušį, atkiš stambų pirštinėtą pirštą ir tars. Pirmiausiai į dešinę, tada į kairę, vėl stačiai į dešinę ir jūs jau ten, viso labo. Ir tikrai, jei tiksliai eisi pagal jo nurodymus, atsidursi tiesiai Vyšnių gatvėje, kur vienoje pusėje namai, kitoje yra parkas, o viduryje šnara vyšnios. O jei norėsi susirasti 17 namą, tikriausiai norėsi, nes ši knyga ir yra būtent apie tą namą, daug neklaidžiusi. Visų pirmiausia, jis mažiausias gatvėje, be to gerokai apšiuręs ir nublukęs. Mat ponas Benksas, šio namo savininkas, pasakė savo žmonai poniai Benks, kad pasirinktų arba dailus, gražus namas su visais patogumais, arba 4 vaikai. Ir to jis neišgali. Ponia Benks ir šiaip pagalvojusi ir anaip nusprendė, kad jai geriau turėti Džeinę, vyriausią dukrelę, Maiklą, antrąjį vaiką, ir Džoną su Barbara dvynukus, mažiausius. Tai buvo ir sutarta. Todėl Benksų šeima apsigyveno 17 name. Ponia Bril jiems virdavo valgyti, Elena dengdavo stalą, o Robertsonas Ėjus šienaudavo pievelę, švitrindavo peilius, blizgindavo batus ir, kaip ponas Benksas sakydavo, švaistė jo pinigus ir laiką. Dar žinoma, su jais gyveno ir auklė Keitė, tik ji visai nenusipelnė pakliūti į šią knygą, nes kaip tik tuo metu, apie kurį pasakoju, ji išėjo iš Benksų. Negavusi sutikimo, ne žodžio neįspėjusi, ką man daryti, skundėsi ponia Benks. Duok skelbimą, brangutė, atsakė ponas Benksas, audamasis batus. O, geriau jau Rėjus išėjęs būtų iš mūsų, tegul ne žodžio neįspėjęs, va, jis vėl vieną batą nublizgino, kito ne. Atrodysiu lyg šleivas. Čia menkas daiktas, tarė ponia Benks, bet tu dar nieko nepasakyk, ką man daryti su auklė Keitė. O ką darysi, jei ji dingo be žinios, atsakė ponas Benksas. Tavim dėtas, pasistengčiau, kad kas nors paduotų į rytinį laikraštį skelbimą, jog Džeinė su Maiklu ir Džonu su Barbara Benksai, jau nekalbant apie jų mamą, nedelsiant yra reikalingi kuo geriausios auklės už kuo mažiausią algą. Tada tik sėdžiu savo ir žiūriu, kaip auklės rikiuojasi už vartų į vorelę ir baisiai ant jų pykstu, kam stabdo gatvės eismą ir sudaro policininkui tiek vargo, kad net turiu jam sumokėti visą šilingą baudos. Na, jau man metas eiti, šalta kaip šiaurės ašigalį, iš kurios pusės vėjas, brangioji. Tai taręs ponas Benksas įkišo galvą pro langą ir pažvelgė žemyn į admirolo Bumo namą pačiame gatvės gale. Tai didingas namas ir visa gatvelė labai jau didžiavosi šiuo namu, nes jis lyg kaip laivas atrodė. Sode vėliavos stiebas, o ant stogo paauksuota vėtrungė teleskopo pavidalo. Atsakė ponas Benksas, greitai traukdamas galvą. Admirolo teleskopas rodo, kad pučia rytų vėjas. Taip ir maniau, net per kaulų šaltis eina. Apsivilksiu dar vieną apsiaustą. Pakštelės žmonai kažkur į nosį ir pamojavęs vaikams, jis išėjo į miestą. Na, o miestas tai tokia vieta, kur ponas Benksas eidavo kasdien, išskyrus sekmadienius ir banko šventes. Ten jis atsisėsdavo į didelę kėdę prie didelio stalo ir darydavo pinigus. Kiauras dienas jis ten darydavo pensius, šilingus, puskronius ir tripensius. Pareidamas namo, parsinešdavo jų nedideliame juodame portfelyje. Kada nekada duodavo po kelis pinigėlius ir Džeinei su Maiklu taupyklėms, o kai neturėdavo atliekamų, sakydavo, bankas sugriuvo
ir jie žinodavo, jog tą dieną jis nedaug pinigėlių tepadarė. Taigi, ponas Benksas išėjo su juodu portfeliu, o ponia Benks nuėjo į svetainę ir kai atsisėdo, taip visai dienai ir nebeatsistojo. Rašė į laikraščius, prašydama iškart atsiųsti kelias auklės. Antrame aukšte vaikų kambaryje Džeinė su Maiklu neatitraukė žvilgsnio nuo lango, žiūrėjo, kas pas juos ateis. Kad auklė Keitė išėjo, jie tik džiaugiasi, nes ją nelabai ir temylėjo. Ji buvo sena, stora ir nuo jos trenkė degtine. Nesvarbu, kas ateis, manė jie, vis tiek bus geriau negu auklė Keitė, o gal net dar geriau bus. Kai jau diena ėmė slėptis už parko, atėjo ponia Bril ir Elena duoti jiems vakarienės ir išmaudyti dvynukų. Po vakarienės Džeinė su Maiklu vėl susėdo prie lango, laukdami, kol pareis namo ponas Benksas, ir klausydamasi, kaip gatvėje rytų vėjas švilpauja pro pilkas vyšnių šakas. O medžiai lingavo, siūbavo ir prieblandoje atrodė, kad jie lik pakvaišę, patys rauna savo šaknis iš žemės. Štai ir jis, sušoko Maiklas ir parodė į žmogystą, kuris smarkiai pastumė vartelius. Džeinė įsmeigė akis į tirštumą ir sako, čia ne tėtis, nes tamsa buvo tokia, lyg kisielius, tiršta. Čia ne tėtis, pasakė ji, kažkas kitas. Ta žmogysta, blaškoma ir lenkiama vėjo, pakėlė vartelių vilkę ir vaikai pamatė, kad tai moteris. Vienoje rankoje ji laikė krepšį, kitą priturėjo skrybėlaitę ant galvos. Toliau Džeinė su Maiklu išvydo nebūtą dalyką. Vos ta žmogysta atsidūrė kieme, vėjo gūsis stvėrė ją ir atsvedė prie pat namo. Atrodė, kad vėjo ji buvo atblokšta ir iki vartelių, o kai juos atidarė, jis vėl pasigavo ją ir su visu krepšiu atnešė prie namo durų. Spoksantis vaikai išgirdo baisų trenksmą, o kai jų dunktelėjo ant žemės, net visas namas sudrebėjo. O, tai bent pirmą kartą matau, tarė Maiklas. Eime pažiūrėsime, kas ten, pasakė Džeinė ir paėmusi Maiklą už rankos nusitempė nuo lango per kambarį į laiptų aikštelę. Nuo čia visas prieškambaris buvo kaip ant delno. Netrukus jie pamatė iš svetainės išeinant mamą su kažkokia viešnia iš paskos. Džeinė su Maiklu tik pastebėjo, kad tos viešnios blizgantys, gražūs juodi plaukai, kaip medinės olandiškos lėlės, sušnibždėjo Džeinė, ir kad ji liesa didelėm pėdom, didelėm plaštakom ir mažutėmis skvarbiomis akutėmis. Pamatysit, jie labai geri vaikučiai, pasakė ponia Benks. Maiklas kumštelėjo Džeinei į pašonę ir sukikeno. Su jais jokio vargo, toliau nelabai tvirtai šnekėjo ponia Benks, tarsi pati ne visai tikėdama savo žodžiais. Vaikai išgirdo, kad viešnia tik prunkštelėjo, matyt irgi nepatikėjo. Na, o rekomendacijos, toliau kalbėjo ponia Benks, o aš niekada nepristatau jokių rekomendacijų, atsakė Noji, nemirktelėjusi. Ponia Benks tik išpūtė akis. Manau, kad tai priimta, pasakė ji, juk žmonės visada taip daro. Mano galva, tas paprotys išėjęs iš mados. Išgirdo Džeinė su Maiklu griežtą balsą. Seniai išėjęs, sakyčiau, labai senamadiškas. Jau ko nemėgo ponia Benks, tai nemėgo, kad tik jos kas nors nepalaikytų senamadišką. Stačiai neapkęsdavo, todėl kuo greičiau pasakė. Na ir puiku, daugiau dėl to nesuksime savo galvos. Paklausiu tik dėl viso ko. Jei kartais prireiktų jums, vaikų kambarys antrame aukšte. Eidama prie laiptų, ponia Benks visą laiką šnekėjo, neužsičiaupdama. Šitaip užsikalbėjusio, ji net nepamatė, kas darosi jai už nugaros. Džeinė su Maiklu, žiūrėdama iš viršaus, kuo geriausiai matė, kokį neregėtą dalyką ištaisė jų naujoji viešnia. Be abejonės, ji nusekė paskui ponę Benks, tik ne bet kaip,
Su krepšiu rankose ji grakščiai užčiuožė laiptų turėklais į viršų ir aikštelėje atsidūrė kartu su ponia Benks. Nebūtas dalykas, apačion tai nieko tokio nučiuožti, patys dažnai vaikai taip čiuožė, bet viršun niekados. Jie smalsiai sužiūro į šią keistą viešnią. Vadinasi, jau sutarta ir vaikų mama su palengvėjimu atsiduso. Taip, jei tik man čia patiks, atsakė anoji ir nusišnirpštė nosį į didelę nosinę baltais ir raudonais langučiais. Na, vaikai, tarė ponia Benks, staiga juos pamačiusi, ką jūs čia veikiat? Čia jūsų naujoji auklė, Merė Popins. Džeine, Maiklai, pasisveikinkit, o štai ten, ji mostelėjo ranką į vaikų lovytes, yra mūsų dvynukai. Merė Popins nužvelgė juos įdėmiai, pervedė žvilgsnį nuo vieno prie kito, lyg spręsdama, patinka jie jai ar ne. Kaip ar tinkam? Paklausė Maiklas. Maiklai, kaip tu elgiesi? Pasakė mama. Merė Popins vis dar atidžiai jo žiūrinėjo, po to garsiai ir pratisai suprušė, matyt parodydama, kad jau apsisprendė, ir tarė. Sutinku, bet jau taip, paskui pasakojo ponia Benks savo vyrui, tarytų mums darydama didžiausią malonę. Gal taip ir yra, atsakė ponas Benksas, kyštelėjęs nosį pro laikraščio kampo ir vėl kuo skubiausiai ją atitraukęs. Mamai išėjus, Džeinė su Maiklu prisėlino arčiau Merės Popins, kuri sunėrusi rankas stovėjo kaip įbesta. Kaip jūs čia patekot, paklausė Džeinė. Atrodė, kad jūs vėjas atpūtė. Taip ir buvo, kaip kirvinu kirto Merė Popins. Ji nusiviniojo šaliką nuo kaklo, nusiėmė skrybelaitę ir užsimovė jį ant lovos bumbulo. Neatrodė, kad Merė Popins dar ką nors gali pasakyti, nors jį ir smarkiai prunkščiojo, todėl ir Džeinė tylėjo. Tik kai ji pasilenkė iškraustyti krepšio, Maiklas nebeištvėrė. Koks keistas krepšys, tarė jis pačiupinėjęs. Kiliminis, pasakė Merė Popins, kišdama raktą į skylutę. Kilimams nešioti? Ne. Mano krepšys yra padarytas iš kilimo. Tarė Maiklas, aišku, nors jam tikrai nebuvo aišku. O kai Merė Popins krepšį atidarė, jie dar labiau nustebo, nes jis buvo tuštutėlis. Betgi jame nieko nėra, ištarė Džeinė. Kaip nieko? Griežtai paklausė Merė Popins, surimtėjusi, matyt įsižeidusi. Sakai, nieko nėra? Tai tarusi, iš tuščio krepšio jį išėmė baltutėlę iškrakmolytą prijuostę ir užsirišo ant liemens. Tada išviniojo gabalėlį muilo, saulės šviesa, dantų šepetuką, paskui plaukų smeigtuką, buteliuką kvepalų, nedidelę sulankstamo kėdę ir dėžutę tablečių nuo gerklės skausmo. Džeinė su Maiklu net įsižiojo. Juk pats mačiau, sušnibždėjo Maiklas, kad ten nieko nebuvo. Nutildė jį Džeinė, kai Merė Popins išėmė didelį butelį su etikete, vienas arbatinis šaukštelis, einant miegoti. Mažas šaukštelis buvo pririštas prie buteliuko kaklelio. Į jį Merė Popins ir įpylė tamsiai avietinio skysčio. Ar čia tavo vaistai? Pasiteiravo susidomėjęs Maiklas. Ne, tavo, atsakė Merė Popins ir atkišo jam šaukštelį. Jis akis išpūtė, suraukė nosį ir ėmė gintis. Ne, aš jų nenoriu, man nereikia, ne. Merė Popins tik įbedė į akis ir Maiklas iškart suprato, kad kai Merė Popins žiūri, nepasipriešinsi. Ji buvo kažkokia keista ir nepaprasta, kartu ir baugino ir traukė. Šaukštelis artėjo. Užgniaužęs kvapą, užmerkęs akis, Maiklas siurbtelėjo. Burnoje pasidarė skanu. Jis apvertė liežuvį, paskui nurijo ir patenkintas net išsivepė. Žemuogių ledai, ištarė sužavėtas. Dar.
Merė Popins su tokia pat griežta mina kaip pirma įpylė Džeinei jos dalį. Iš aukšto tekėjo žalsvai gelsvas sidabrinis skystis. Džeinė paragavo. Citrusinis sirupas, tarė Džeinė, skaniai apsilaižydama, bet pamačiusi Merę Popins einant su buteliuku prie dvynukų, puolė prie jos. O ne, nereikia, jie per maži, jiems bus negerai, prašau jiems neduoti, Merė. Tačiau Merė Popins net neklausė, tik nusmelkė Džeinę baisiu žvilgsniu ir pridėjo šaukštelį Džoniui prie burnytės. Tas godžiai pririjo ir iš kelių lašų, nulašėjusi Džoniui ant seilinuko, Džeinė su Maiklu pamatė, kad šį kartą skystis buvo labai panašus į pieną. Po to Barbara gavo savo dalį ir nurijusi net 2 kartus aplaižė šaukštelį. Prisipylusi dar vieną porciją, Merė Popins išdidžiai pati išgėrė. Romo punčas, tarė ji, sučepsėjusi ir užkimšo butelį. Džeinei su Maiklu net akys ant kaktos iššoko, bet nebuvo kada daugiau stebėtis, nes Merė Popins, padėjusi stebuklingai butelį ant židinio atbrailos, atsigręžė į juos. Na, tarė ji, ženk te marš į lovą, ir pradėjo juos rengti. Jie tik pastebėjo, kad visos sagos ir kabliukai, kuriuos atsekdama auklė Keitė turėdavo tiek vargo, Mary Popins atsisegė akies mirksniu. Nepraėjo nė minutė, o ji jau buvo lovelėse ir dulksvoji naktinės lemputės šviesoje stebėjo, kaip Merė Popins toliau krausto savo daiktus. Iš kiliminio savo krepšio ji išsiėmė 7 flanelinius naktinius marškinius ir 4 perkelinius, 1 batų, domino dėžutę, 2 maudymosi kepuraitės ir atvirukų albumą. Paskutinė buvo ištraukta su lankstomo lovelė, su pūkinė antklote ir paklodėmis, ir Merė Popins ją pasiklojo tarp Džono ir Barbaros lovyčių. Džeinė su Maiklu sėdėjo, apglėbė kojas ir žiūrėjo. Viskas buvo taip nuostabu, kad jie nebežinojo nei ką sakyti. Tik abu suprato, kad Vyšnių gatvelė 17 name dedasi neregėti dalykai. Merė Popins užsimovė flanelinius naktinius marškinius per galvą ir ėmė po jais nusirenginėti kaip palapinėje. Maiklas, pakerėtas šios keistos viešnios, nebepajėgė ilgiau tylėti ir sušuko. Merė Popins, tu niekada iš mūsų neišeik, gerai? Iš po naktinių marškinių nepasigirdo jokio atsako. Šito Maiklas neištvėrė. Tu niekada iš mūsų neišeik, gerai, sušuko jis, susirūpinęs ir truputį nuliūdęs. Pro marškinių viršų išlindo Merė Popins galva, be galo įtūžusi. Dar vienas žodis iš tos pusės, pagrasino ji, ir aš pakviesiu policininką. Aš tik sakau, pralemeno Maiklas, mes norim, jog tu iš mūsų niekada neišeitum, arba greit neišeitum. Jis nutilo, visas išraudęs ir sumišęs. Merė Popins tylomis pervedė žvilgsnį nuo jo prie Džeinės ir purkštelėjo. Pabūsiu, kol vėjas pasikeis, atsakė ji, trumpai drūtai, užpūtė žvakę ir atsigulė. Tai gerai, pasakė Maiklas lyg sau, lyg Džeinei, bet Džeinė jo jau nebeklausė. Ji galvojo, kas tą dieną nutiko, ir stebėjosi. Štai kaip Merė Popins apsigyveno Vyšnių gatvė 17 name. Ir nors kartai širdį namiškiai pasigesdavo anų ramesnių dienų, kai auklė Keitė tvarkė ūkį, tačiau visi buvo patenkinti Merė Popins. Ponas Benksas buvo patenkintas, nes atvykus viešniai, ji nesustabdė gatvės eismo ir jam nereikėjo išmesti pinigų baudai. Pone Benks džiaugėsi galėdama kiekvienam pasigirti, kad jos vaikų auklė labai šiuolaikiška ir nepripažįsta jokių rekomendacijų. Pone Bril ir Elena buvo patenkintos, nes nuo ryto iki vakaro galėdavo virtuvėje gurkšnoti stiprią arbatą ir joms nebereikėdavo per vakarienę būti vaikų kambaryje. Robertsonas Ėjus buvo patenkintas, nes Merė Popins teturėjo 1 porą batų ir tuo pati valydavosi ir jam nereikėjo jų valyti. Tik niekas nežinojo, kas dėjosi Merė Popins širdyje, nes ji niekada
nieko nepasakodavo. Antra dalis – poilsio diena. Kas trečią ketvirtadienį, tarė ponia Banks, nuo 2 ligi 5. Merė Poppins įrėmė ją atkaklų žvilgsnį ir pasakė: geri šeimininkai, ponė, išleidžia kas antrą ketvirtadienį ir nuo 1 ligi 6. Pas tokius aš būnu, o jeigu... Merė Poppins nutilo. Ponia Banks žinojo, kad tas nutilimas reiškia nieko gero. Tai reiškia, kad ten, kur nebus taip Merė Poppins nori, ji nepasiliks. Gerai, labai gerai, greitomis sutiko ponia Banks, nors ir gailėdamasi, kad Merė Poppins apie gerus šeimininkus žino kur kas daugiau negu ji pati. Taigi, Merė Poppins užsimovė baltas pirštinaites ir po pažastim pasispaudė skėtį ne dėl to, jog tą dieną būtų lyja, o todėl, kad skėčio su tokia rankena namie nepaliksi. Kaipgi nepasiimsi skėčio, į jam vietoj rankenos papūgos galva, juo labiau, kad Merė Poppins turėjo nemažą tuštybės ir nemėgdavo taip išsipuošti, kad neprikipsi, nes jinai mėgo puoštis ir atrodė visuomet graži, grakšti ir žvali. Tiesą sakant, ji net neabejojo, kad atrodo iš visų puošniausia. Džeinė jai pamojavo iš vaikų kambario lango ir paklausė: o kur jūs einat? Malonėkit uždaryti langą, atšovė Merė Poppins ir Džeinės galva kaip mat dingo. Merė Poppins nuėjo sodo takeliu ir atkėlė vartelius. Atsidūrusi anoj pusėj tvoros, ji iškart paspartino žingsnį, tarsi bijodama, kad ilgai delsiant tą popietę nuo jos paspruks. Už kampo ji pasuko į dešinę, po to į kairę, oriai linktelėjo policininkui, kai tas pasakė jai gerą dieną, ir tada pajuto, kad poilsio diena jau prasidėjo. Stabtelėjusi prie tuščio automobilio stiklo, ji pasitaisė skrybėlaitę, suglostė suknelę ir dar tvirčiau pasibruko skėtį po pažastimi taip, kad kiekvienam būtų matyti jo rankeną, ar tikriau sakant, papūga. Šitai pasitvarkiusi, ji nuėjo toliau susitikti degtukininko. Tas degtukininkas turėjo 2 profesijas. Jis ne tik pardavinėjo degtukus, kaip paprastas degtukininkas, bet ir piešdavo ant šaligatvio nuostabius paveikslus. Šiuos darbus jis dirbdavo pakaitom, pagal orą. Ji būdavo šlapia, pardavinėdavo degtukus, nes lietus vis vien nuplauto jo paveikslus. Ji būdavo giedra, visą dieną vaikščiodavo keturpėsčias, spalvotomis kreidelėmis piešdavo ant šaligatvio. Jis piešdavo taip greitai, kad vos spėdavo išsukti už kampo, o žiūrėk, jis jau vieną gatvės pusę pripiešė ir antrą baigė. Ta diena giedra buvo, bet šalta. Degtukininkas piešė. Prie ilgos voros piešinių jis dar ėmėsi pripiešti 2 bananus, obuolį ir karalienės Elžbietos galvą. Kai Merė Poppins, norėdama netikėtai jų užklupti, priėjo ant pirštų galų ir švelniai šūktelėjo: ei! Jis toliau savo rudai brūkšniavo bananą ir raitė rudas garbanas ant karalienės Elžbietos galvos. Sukosėjo Merė Poppins, kaip mėgsta moterys. Jis krūptelėjo, atsigręžė ir pamatė: Merė! Iš to, kaip jis sušuko šį vardą, galėjai suprasti, kad Merė Poppins jo gyvenime labai svarbus žmogus. Merė Poppins nudelbė akis į kojas ir vieno batuko galu 2 ar 3 kartus brūkštelėjo per šaligatvį. Tada, vis žiūrėdama į batuką, ji taip nusišypsojo, kad batukui pasidarė aišku, jog ta šypsena skirta tikrai ne jam. Bertai, šiandieną mano diena, tarė ji. Ar pamiršai? Degtukininkas buvo vardu Bertas, o sekmadieniais jis vadindavosi Helbertas Alfredas. Kaipgi aš pamiršiu, Merė, atsakė Bertas, bet tuoj nutilo ir liūdnai pažvelgė į savo kepurę ant žemės prie paskutinio paveikslėlio. Kepurėje tebuvo 2 pensai. Jis pakėlė kepurę ir sužvangino pinigėliais.
Tai tiek te turi, Bertai, tarė merė Popins taip smagiai, kad niekas nebūtų pasakęs, jog ji nusiminė. Čia visi pinigai, atsakė Bertas. Šiandieną nesiseka. Gal todėl, kad šalta? Tau atrodo, kiekvienas su džiaugsmu turėtų mokėti, kad tai pamatytum? Jis linktelėjo karalienę Elžbietą. Bet yra kitaip. Jis atsiduso. Matyt, šiandieną negalėsiu tavęs pakviesti arbatos, merė. Merė Popins pagalvojo apie pyragaičių su aviečių uogienę, kuriais jie vaišindavosi jos poilsio dienomis, ir vos neatsiduso. Bet, žvilgtelėjusi į degtukininko veidą, pasielgė labai išmintingai. Užuot atsidususi, meiliai, neteikiau nusišypsojo ir tarė. Kas čia tokio, Bertai? Neimki galvą. Man dar geriau negerti arbatos. Iš tiesų, juk arbata labai sunkus maistas. Argi negražiai pasielgė merė Popins, juk ji taip mėgo pyragaičių su aviečių uogienė. Matyt, ir degtukininkas tą patį pagalvojo, nes paėmęs jos baltą pirštinėtą ranką, smarkiai suspaudė. Po to abu perėjo per virtinę paveikslėlių. Va, vieno dar nesimačiusi, merė, tarė jis, išdidžiai ir parodė apsnigtą kalną, kurio šlaitai buvo tokie gražus, buvo nusėti žiogų, tūpinčių ant didelių rožių. Šį kartą merė Popins galėjo iš širdies atsidusti, neužgaudama draugo. Bertai, tai tikra šventė. Iš jos balso jis pajuto, kad teisėta šio paveikslo vieta karališkoje akademijoje, tokiame dideliame kambaryje, kur žmonės kabino savo nutapytus paveikslus. Visi eina jų pažiūrėti ir gerokai paspoksoja į juos, vienam kitam perpasakoja ir sako, nugi ir sugalvok tu man taip gražiai. Po to merė Popins ir degtukininkas priėjo prie dar gražesnio piešinio, kaimo vaizdelio. Ten buvo vien medžiai ir žolė, ruoželis mėlynos jūros tolumoje, o fone tarsi margeito uostas. Man trūksta žodžių, tarė susižavėjusi merė Popins, pasilenkdama, kad geriau galėtų matyti. Klausyk, Bertai, kas čia darosi? Mat degtukininkas paėmė ir kitą jos ranką ir atrodė labai susijaudinęs. Merė, pasakė jis, man atėjo galva viena mintis, geniali mintis. Ko mums nenuėjus ten tuoj pat, neatidėliojant, mums abiem šį paveikslėlį. Ei, merė! Ir laikydamas už rankos, jis nutempė merę Popins nuo šaligatvę, nuo geležinių tvorelių ir lempų, stulpų į patį paveikslėlio vidurį. Va, štai kur jie atsidūrė, pačiame nupieštame vaizdelėje. Kaip ten buvo žalia, ramu, kokia švelni ir gaivi žolė jiems buvo po kojomis. Net sunku buvo patikėti, kad visa tai tikra. Bet medžių šakos čiuženo jiems per skrybelės, o spalvotos gėlės vijosi aplink batus. Juodu pasižiūrėjo vienas į kitą ir pamatė, kaip jiems pasisekė. Merė Popins pamanė, kad degtukininkas buvo nusipirkęs naują eilutę, nes dabar jis buvo su ryškiu, raudonais ir žaliais dryžiais švarku, baltos flanėlinės spalvos kelnis ir visų gražiausia nauja šiaudinė skrybėlė. Jis atrodė švarutėlis, tarsi nušveistas. O Bertai, kaip tu gražiai atrodai, sušuko ji, susižavėjusi. Bertas valandėlę nė žodžio negalėjo ištarti, tik prasižiojęs išpūtęs akis spoksojo į ją. Pagaliau pravepeno. O Dieve! Tik tiek, bet jis taip ištarė tą žodį ir įbedė tokį dėmų ir susižavėjusi žvilgsnį, kad merė tuoj pat ištraukė iš rankinuko veidrodėlį ir pasižiūrėjo. Ji pamatė, kad ir pati nebe ta pati. Jos pečius gaubė nuostabi šilkinė skraistė, įspaustais raštais, ir veidrodėlis parodė, kad sprandą jai kutena nusvirusi puri plunksna nuo skrybėlaitės krašto, išeiginiai jos batai buvo dingi,
ir dabar jie avėjo dar gražesnius, su didelėmis spindyčiomis deimanto sagtimis batelius. Tik pirštinaitis ir skėtis buvo tie patys. O viešpatie, pratarė Mary Poppins, čia tai bent poilsio diena. Vis dar negalėdami vienas kito atsigrožėti, jie abu patraukė per miškelį, kol priejo saulės spindulių nužertą proskyną. Ten ant žalio stalo jų laukė skani ir kvapni arbata. Kalnas avietinių pyragaičių, aukštumo Mary Poppins sulig juosmeniu stovėjo viduryje, o šalia šnypštė didžiulis varinis virdulys. Ir visų geriausia, kad ten kupsojo 2 lėkštės sraigių ir šalia smeigtukai joms pasmeigti. Kaip mane gyvą matai, tarė Mary Poppins. Taip ji vis atsakydavo, kai būdavo kuo patenkinta. O Dieve, ištarė degtukininkas, o tai buvo jo priežodis. Gal malonėtumėte atsisėsti, ponė? Pasiūlė kažkoks balsas ir atsisukę jie pamatė iš miško ateinant aukštą vyrą su permesta servetėlė per ranką. Mary Poppins be galo nustebusi, klestelėjo į žalią kėdutę prie stalo, degtukininkas išplėtęs akis, atsisėdo į kitą. Matot, aš esu padavėjas, paaiškino vyras juoda eilute. O, bet paveikslėlį iš jūsų nemačiau, atsakė Mary Poppins. Aš stovėjau už medžio, paaiškino padavėjas. O gal ir jūs atsisėstumėte, mandagiai pasiteiravo Mary Poppins. Padavėjai niekada neatsisėda, atsakė vyras, bet buvo patenkintas, kad jie jį pakvietė. Štai jūsų sraigės, ponė, tarė jis, patraukdamas lėkštutę prie degtukininko. Ir štai smeigtukai. Pavalęs smeigtukai į servetėlį, jis padavė degtukininkui. Jiedu pradėjo vaišintis, o padavėjas stovėjo žiūrėdamas, kad jiems nieko netruktų. Vis tiek neapsėjom be pyragaičių, tarė pašnibždo Mary Poppins ir kibo į didžiąją krūvą. O Dieve, apsidžiaugė ir degtukininkas, imdamas 2 pačius didžiausius pyragaičius. Gal arbatos, pasiūlė padavėjas, pildamas iš virdulio į didelius puodelius. Jie išgėrė po tą puodelį ir dar po to po vieną, ir kad viskas gerai eitųsi, subėgė visus pyragaičius. Tada atsistojo ir nusipurtė trupinius. Mokėti nereikia, tarė padavėjas, jiems dar nespėjus paprašyti sąskaitos. Viskas jūsų malonumui, o štai ten toliau yra karuselės. Ir jis pamojavo ranka į proskyną tarp medžių, kur Mary Poppins ir degtukininkas pamatė kelis medinius arkliukus bėgančius ratu ant paaukštinimo. Oi, kaip smagu, tarė ji. Bet aš neprisimenu, kad paveikslėlė būtų buvusi karuselė. Tarė degtukininkas ir pats jos neprisimindamas. Matai, ji buvo užpakalinėje dalyje. Jiems priejus karuselė ėmė lėčiau suktis ir jie užšoko, Mary ant juodo arkliuko, o degtukininkas ant sarto. O kai muzika vėl užgrojo ir karuselė ėmė skrieti, jie nujojo į pat Jarmutą ir vėl sugrįžo. Mat jų 2 svajonė buvo kada nors patekti į tą miestą. Jiems grįžus jau buvo gerokai sutemę ir padavėjas jų laukė. Labai atsiprašau, ponai, bet 7 valandą mes baigiam darbą. Suprantat, tokios taisyklės. Gal jums parodyti, pro kur išeiti? Jie linktelėjo ir jis, papurtęs servetėlį, nuėjo pirmą jų per mišką. Šį kartą tu nupiešiai stebuklingą paveikslėlį, Bertai, tarė Mary Poppins, imdama degtukininko už parankės ir dar šilčiau apsigaudamas skraiste. Na, aš stengiuosi kaip mokėdamas, Mary, kukliai atsakė degtukininkas, nors buvo aiškiai matyti, kad šį kartą jis labai savim patenkintas. Suliktai žodžiais padavėjas sustojo priešais juos baltame tarpduryje, kuris atrodė tarsi iš storų, kreide nubrėžtų linijų. Prašom, pasakė padavėjas, čia, brangus poni, yra išėjimas. Sudiev, labai ačiū, tarė Mary Poppins, spausdama jam ranką. Sudiev, ponė, pasakė padavėjas
ir nusilenkė taip žemai, kad net galva atsitrenkė savo į kelius. Jis linktelėjo degtukininkui, o šis pakreipė galvą ir viena akim pamerkė padavėjui. Šitaip tad atsisveikino. Tada Mary Poppins peržengė baltą tarpdurį, o degtukininkas nusekė iš paskos. Vos jiems išėjus, plunksna nukrito jai nuo skrybėlaitės, skraistė nuo pečių, o deimantai nuo batelių. Ryškieji degtukininko drabužiai nubluko, šiaudinė skrybėlė vėl virto senąją aptriušusią kepurę. Mary Poppins atsigręžusi pažvelgė jį ir išsyk suprato, kas nutiko. Stovėdama ant šaligatvio dar pažiūrėjau į gerą valandėlį, o tada jos akys ėmė bėgioti po mišką. Už degtukininko nugaros ieškodamos pardavėjo, bet jo jau niekur nebuvo matyti. Jokio gyvo daikto nebebuvo paveikslėlyje, niekas ten net nejudėjo. Net karusėlė prapuolė, liko tik tylūs medžiai, žolė ir lopinėlį sustingusios jūros. Bet vis tiek Mary Poppins ir degtukininkas Bertas nusišypsojo vienas kitam, dabar jie žinojo, kas yra už tų medžių. Kai pasibaigus laisvalaikiui Mary Poppins sugrįžo, Džeinė su Maiklu taikiniai išbėgo jos pasitikti. Kur tu buvai? Paklausė jie. Aš buvau pasakų šalyje, atsakė Mary Poppins. Ar matei pelenę? Paklausė Džeinė. Pelenę? O ne, su panieka atsakė Mary Poppins. Dar ko? Pelenę. O Robinzono Kruzą? Paklausė Maiklas. Fe, Robinzono Kruzą, atrėžė Mary Poppins. Tai tu tikriausiai ne ten buvai, ne toj pasakai, ne mūsų pasakų šaly. Mary Poppins iš aukšto prunkštelėjo. Argi judu nežinot? Su pasigailėjimu paaiškino ji, kad kiekvienas mūsų turi savo nuosavą pasakų šalį. Ir dar kartą, prunkštelėjusi, pasikėlė laiptais nusimauti batų ir baltų pirštinaičių ir pasidėti skėčio. Trečias skyrius. Juoko dujos. Ar tu tikrai žinai, kad jis namie? Paklausė Džeinė, kai ji, Maiklas ir Mary Poppins išlipo iš autobuso. Vadinasi, tu manai, kad mano dėdė kviestųsi juodu arbatos pats, ketindamas išeiti iš namų? Atsakė Mary Poppins, matyt labai įžeista Džeinės klausimu. Ji dėvėjo mėlyną paltą su sidabrinėmis sagomis ir prie jo priderinta mėlyna skrybėlaitė. O šitai pasipuošusi visada įsižeisdavo dėl menkiausio nieko. Jie visi trys ėjo į svečius pas Mary Poppins dėdę poną Peruką. Džeinė su Maiklu tiek ilgai laukė šios viešnagės, kad dabar nesitikėjo rasti poną Peruką namie. O kodėl jis ponas Perukas? Ar jis su peruku? Paklausė Maiklas. Ponas Perukas todėl, kad jo tokia pavardė, jokio peruko jis nenešioja ir yra plikas, atsakė Mary Poppins. Dar vienas toks klausimas ir eisim namo. Kaip visada, būdama kuo nepatenkinta, ji piktai purkštelėjo. Džeinė su Maiklu žvilgtelėjo vienas į kitą, susimirksėjo, o tas mirksėjimas reiškia: daugiau jos nieko neklausinėkime, kitaip ten nieko nei pasieksime, nei pateksime, o turėsime bėdų. Ant kampo priešais tabako krautuvėlės vitriną Mary Poppins pasitaisė skrybėlaitę. Šitos krautuvėlės buvo tokie keisti langai, juose vietoj savęs vieno matydavai tris. Jeigu dar ilgiau priešais juos pastovi, pasijunti, kad žiūri nebe vienas, o visas būrys tokių kaip tu. Tačiau Mary Poppins maloniai atsiduso, pamačiusi tris Mary Poppins, ir visos trys tokiais pat mėlynais paltais sidabrinėmis sagomis ir prie palto priderintomis mėlynomis skrybėlaitėmis. Jai tai pasirodė taip gražu, kad jei tokių kaip ji čia būtų visas tuzinas ar net 30, jai nebūtų atrodę per daug. Kuo daugiau Mary Poppins, tuo būtų geriau. Eikšėkite, tarė ji griežtai, tarsi jai būtų tekę jų laukti. Tada pasukė už kampo
Jie patraukė skambutį prie 3 namo Robertsono gatvėje. Džeinė ir Maiklas išgirdo, kaip skambutis kažkur tolumoje nuaidėjo. Po minutėlės, daugiausiai po 2, jie pirmą kartą gyvenime gers arbatą su Mary Poppins dėde ponu Peruku. Jis tikrai namie, pašnibždėjo Džeinė Maiklui. Sulig tais žodžiais durys plačiai atsivėrė ir pasirodė liesa, pablyškusi dama. Ar jis namie? Skubiai paklausė Maiklas. Būčiau labai dėkinga, tarė Mary Poppins, nužvelgusi jį baisiu žvilgsniu, kad man duotumėt kalbėti, ponaitį. Labą dieną, ponė Perukė, mandagiai pasisveikino Džeinė. Ponė Perukė? Ištarė liesoji dama dar laibesniu balsu negu ji pati. Kaip drįstate mane vadinti ponė Perukė? Labai ačiū, aš esu panelė Juodmedė ir tuo didžiuojuosi. Nieko sau, ponė Perukė. Ji nejuokais užsigavo ir vaikai pamanė, kad ponas Perukas matyt didelis keistuolis, jei panelė Juodmedė tokia patenkinta, kad ji nėra ponė Perukė. Tiesiai į viršų, pirmosios durys užlipus, pasakė panelė Juodmedė ir kuo greičiausiai paėjo į šalį, duodama jiems kelią ir vėl garsiai pakartodama laibu įžeistų balsu. Nieko sau, ponė Perukė. Džeinė ir Maiklas užlipo laiptais paskui Mary Poppins, ji pasibeldė į duris. Prašom, labai prašom, atsiliepė iš vidaus garsus, linksmas balsas. Džeinė širdelė dar smarkiau sutuksėjo. Jis namie, parodė akimis Maiklui. Atsidarius durims, Mary Poppins juos įstūmė pirmą. Jie pateko į didelį, smagų kambarį. Viename gale linksmai liepsnojo židinys. Vidury kambario stovėjo didžiulis stalas, ant kurio viskas buvo paruošta arbatai. 4 puodeliai su lėkštelėmis, šusnis duonos su sviestu, paplotėlių, pyragaičių su kokosų riešutėliais ir didelis slyvų pyragas su raudonu skaniu glajum. Čia tai bent malonumas, pasveikino jos trankus balsas ir Džeinė su Maiklu apsidairė, kas čia kalba. Nieko nebuvo matyti. Atrodė, kad kambarys tuščias. Tada piktai prašneko Mary Poppins. O dėde Albertai, negi vėl, negi šiandieną tavo gimimo diena. Kalbėdama jį žiūrėjo lubas. Džeinė su Maiklu irgi pakėlė galvas ir jiems net akis ant kaktos iššoko, nes ore į nieką nesilaikydamas kabojo plikagalis apvalus storulis. Tiesą sakant, jis tarsi sėdėjo ant oro, nes buvo sukryžiavęs kojas ir skaitė laikraštį, kurį jiems įėjus padėjo šalį. Brangioji, tarė ponas Perukas nusišypsojęs vaikams ir nedrąsiai žvelgdamas į Mary Poppins. Labai atsiprašau, bet šiandieną lyg tyčia yra mano gimimo diena. Tetarė Mary Poppins. Tik vakar vakare prisiminiau ir nebebuvo kada jums nusiųsti atvirukų ir pakviesti kitai dienai. Kaip negerai išėjo, ar ne? Paklausė jis, žiūrėdama žemyn į Džeinę ir Maiklą. Kaip matau, judviem tai didelis netikėtumas, pridūrė ponas Perukas. Tikrai, vaikai iš nuostabos buvo taip įsižioję, kad ponas Perukas, jei tik būtų buvęs kiek mažesnis, būtų galėjęs įkristi kažkuriam į burną. Matau, tek šiek tiek paaiškinti. Toliau kaip niekur nieko šnekėjo ponas Perukas. Štai kaip yra. Aš esu linksmų plaučių žmogus, nekoks surūgėlis. Judu nepatikėsit, kiek dalykų man kelia juoką. Aš galiu juoktis iš kiekvieno nieko. Tai taręs ponas Perukas ėmė visas tirtėti, kvatodamas iš savo linksmumo. Dėde Albertai, pasakė Mary Poppins ir ponas Perukas krūptelėjo ir apsiramino. O, brangioji, atleisk man, kur aš sustojau? Taigi, visų keisčiausia, gerai, Mary, laikysiuosi kiek įmanomas, kad nesusijuokčiau. Jeigu tik mano gimimo diena išpuola penktadienį, tai jau manęs niekas nesuturės, tačiai niekas, tarė ponas Perukas. Bet kodėl? Pradėjo Džeinė. Bet kaip? Pradėjo Maiklas.
Matot, jei šią dieną aš nusijuokiu, visas tiek prisipildau juoko dujų, kad nebenusilaikau ant žemės. Užtenka net šyptelti, tik dingteli kokia juokinga mintis ir aš iškart pakylu į orą kaip balionas. Ir kol nepagalvoju, ką nors rimtesnio, nebegaliu nusileisti žemyn. Ponas Perukas ėmė iš to krizenti, bet pažvelgęs į Merę Popins veidą, tuoj nusiramino ir kalbėjo toliau. Gan keblu, bet vis vien malonu. Turbūt jį dviem taip nepasitaiko, ar ne? Džeinė su Maiklu papurtė galvas. Aš taip ir maniau. Tikriausiai man vienam tai būna. Kartą iš vakaro aš nuėjau į cirką ir tiek prisiekiau, ar patikėsit, kad išbuvau pakilęs ištisas 12 valandų. Ir tik vidurnaktį sulig paskutiniu laikrodžio dužiu nukritau ant žemės, nes prasidėjo šeštadienis ir mano gimimo diena pasibaigė. Keista, ar ne? Net juokinga, Šis sykį mano gimimo diena vėl išpuolė penktadienį ir judu su Merė Popins atėjot pas mane į svečius. O dieve, beldžiu, nes nejuokinkit daugiau manęs. Ir nors Džeinė su Maiklu nieko tokio linksmo nedarė, tik nustebęs paksojau į jį, ponas Perukas vėl taip ėmė kvatotis, visas tirtėdamas ir purtydamasis ore, kad net laikraštis čežėjo jam rankose, o akiniai nusmuko ant nosies galo. Jis buvo toks juokingas, besivartydamas ore lyg didžiulis burbulas, čia griebdamasis už lubų, čia nusitverdamas lempos, kad Džeinė su Maiklu, nors ir kaip stengėsi būti mandagus, nebeišlaikė. Jos suėmė toks juokas ir jie taip pradėjo juoktis, tegu ir smarkiai čiaupėsi, kad juokas neišsprūstų, bet nieko nebeišėjo. Klykdami ir spygaudami jie ėmė raičiotis po grindis. Čiagi dabar, tarė Merė Popins, čiagi dabar kas čia per elgesys? Aš nebeištversiu, suklikė Maiklas, atsitrenkdamis į židinio groteles. Nebeištversiu iš juoko, oi, Džeinė, oi. Džeinė jam nieko neatsakė, nes su jie dėjusi nematyti dalykai. Besijuokdama, ji darėsi vis lengvesnė ir lengvesnė, tarsi jie kas būtų pripumpavęs oro. Nuo to jie buvo taip smagu ir malonu, kad dar labiau ėmė juokas. Ir staiga jie atsispyrė ir ėmė kilti aukštyn. Maiklas apstulbę žiūrėjo, kaip jie kyla per kambarį, bumtelėjo galvą į lubas, ji nušakavo prie pono Peruko. Oho, tarė ponas Perukas, didžiai nustebęs. Tik jau nesakykit, kad šiandieną yra ir jūsų gimimo diena. Džeinė papurtė galvą. Ne, vadinasi, užsikrėtė juoko dujomis. Hihi. Atsargiai, neužkliudyk židinio atbrailos. Tai buvo pasakyta Maiklui, kuris leipdamas juokais irgi staiga pakilo nuo grindų ir sklęsdamas per orą vos nenušlavė kiniškų mažmažių nuo židinio atbrailos. Bumtelėjus į lubas, jis atsisėdo ponui Perukui ant kelio. Sveiki gyvi, tarė ponas Perukas ir nuoširdžiai paspaudė Maiklui ranką. Va, jūs tai tikrai mano būsimi draugai ir draugiški iš visos širdies. Aš negaliu nusileisti, tai jūs, mano draugai, pakilot pas mane, ar ne? Judu su Maiklu pasižiūrėjo vienas į kitą ir atvertę galvas taip ėmė kvatotis, kad vos neužspringo. Tarė ponas Perukas Džeinė iššluostydamas ašaras, tu gal pagalvosi tiesiog, kad aš esu pats nemandagiausias žmogus pasaulyje. Tokia maloni jauna panelė stovi, o aš nepakviečiau jūsų atsisėsti. Tiesa, kėdės aš jums negaliu pasiūlyti, bet pamatysi, visai patogu sėdėti ir ant oro. Tikrai. Džeinė atsisėdo ir pamatė, kad ant oro sėdėti yra tikrai patogu. Ji nusiėmė skrybėlaitę ir pasidėjo šalia, o ta ir pakibo, nors jos niekas visai nelaikė. Va kaip gerai, tarė ponas Perukas. Tada pasilenkė ir dilstelėjo žemyn į Merę Popins. Štai, Merė, mes jau įsitaisėm, dabar galiu tavim pasidomėti, brangioji. Turiu pasakyti, jog labai džiaugiuosi, kad tu su savo 2 draugais atėjai į svečius. Klausyk, Merė,
ko raukaisi? Tau turbūt visą tai nepatinka, ar ne? Jis pamojavo ranką į Džeinę su Maiklu ore ir skubiai pasakė: Mere, brangioji, dovanok, man tugi žinai, koks aš. Nors tiesą sakant, mere, niekad nemaniau, kad ir šie maži draugiškai žmoguliukai užsikrės. Tikriausiai man reikėjo pasikviesti juos kitą dieną, ar ne? Ar stengsis, ar reikia kažką galvoti liūdnai? Pasakė ponas Perukas. Kągi, galiu pasakyti, atšovė Merė Popins, kad šitokio vaizdo dar nesu mačiusi savo gyvenime. Ir tavo metuose, dėdė. Merė Popins, kilk pas mus, pertraukė ją Maiklas. Pamatysi, visai lengva, tik pagalvok, ką nors juokinga. O, Merė, eikš, ėmė kalbinėti ir ponas Perukas. Mums čia viršuje trūksta tavęs, tarė Džeinė ir ištiesė rankytes į Merę Popins. Būk gera, pagalvok, ką nors juokinga. Jei ir to nereikėtų, tarė ponas Perukas atsidausdamas. Ji gali pakilti, kada panorėjusi, net ir nesusijuokusi. Pati tai žino. Ir jis paslaptingai, lyg susimokėlis, pažvelgė į Merę Popins, stovinčią žemai ant kilimo. Kągi, tarė Merė Popins, visa tai kvaila ir nerimta. Bet kadangi jūs visi viršuje ir ko gero nebegalit nusileisti, teks man pas jūs pakilti. Ir tada, apstulbinama Džeinė su Maiklu, ji įsisprendė į šonus ir visai nesijuokdama, netgi nešyptelėjusi, pakilo į orą ir atsisėdo šalia Džeinės. Džeinė, kiek kartų aš tau sakiau, piktai tarė ji, kad įėjusi į šitą kambarį reikia nusivilkti paltą. Ir atsegusi Džeinės paltą, ji dailiai padėjo šalia skrybėlaitės. Gerai, Mere, gerai, tarė patenkintas ponas Perukas ir pasilenkęs padėjo akinius ant židinio atbrailos. Va, čia dabar mums visiems yra patogu. Kur ten, vieni patogumai, prunkštelėjo Merė Popins. Ir arbatos galima išgerti, kalbėjo toliau ponas Perukas, matyt neišgirdęs jo žodžių, bet staiga jo veidas pasidarė išsigandęs. Vaje tu mano, tarė jis, kaip negerai, tik dabar pamačiau, kad stalas liko žemai, o mes čia viršui. Ką daryti? Mes čia, o jis ten, o mes čia. Baisi nelaimė, baisi, bet nežmoniškai juokinga. Ir užsidengęs veidą nosinę, prapliupo garsiai kvatotis. Džeinė su Maiklu, nors ir gailėdamėsi, kad negaus paplotėlių, taip pat ėmė juoktis. Toks užkričiamas buvo pono Peruko linksmumas. Ponas Perukas nusišluostė ašaras. Yra tik viena išeitis, tarė jis. Turim ką nors rimtą pagalvoti, ką nors liūdna. Tik tada galėsim nusileisti žemėn. Na, 1, 2, 3, galvokim, ką nors labai liūdna. Ji susimąstė, parėmė smakrus rankomis. Maiklas galvojo, kad vieną dieną jam reikės pradėti lankyti mokyklą, tačiau net ir ši mintis pasirodė juokinga ir jis ėmė juoktis. Džeinė savo pagalvojo, už kokių 14 metų aš užaugsiu. Bet tai visai netrodė liūdna, o malonu ir netgi juokinga. Ir ji nenorom nusišypsojo, pagalvojusi, kad bus suaugusi, nešios ilgus sijonus ir rankinukus. Vargšė mano teta Emilija, garsiai mąstė ponas Perukas. Ja suvažinėjo omnibusas. Liūdna, labai liūdna, širdį drasko. Vargšė teta Emilija. Buvo išgelbėtas tik jos skėtis. Ar nejuokinga, ne? Ir visas kretėdamas ir raitydamasis, jis prapliupo juokais iš tos tetos Emilijos skėčio. Nieko nebus, tarė paskui nusišypsodamas. Man geriau nei nepradėti. Ir mano draugams iš to liūdnumo nieko neišeina. Mere, gal tu ką pabandytum, jau norisi arbatos? Iki šiol Džeinė su Maiklu negali suprasti, kas ten atsitiko. Tik dėl vieno dalyko jie tikri. Vos ponas Perukas
šiais žodžiais kreipėsi į merę Popins, stalas apačioj ėmė krutėti. Netrukus jis pavojingai sulingavo, tarškydamas indus ir berdamis pyragaičius iš lėkščių ant staltiesės, pakilo, apsklendė grakštų lanką ir taip sustojo prie jų, kad ponas Perukas atsidūrė jo gale. Gera mergaitė, tarė ponas Perukas ir su pasididžiavimu nusišypsojo. Taip ir maniau, kad tu mums padėsi susitvarkyti. Na, sėskit tame gale stalo ir pilstyk arbatą, merė Popins, o svečiai tegul sėdasi man iš abiejų pusių. Va, kaip gerai, tarė jis, kai Maiklas atšakavo per orą ir atsisėdo ponui Perukui iš dešinės. Džeinė jam buvo iš kairės. Taigi visi dabar sėdėjo aplink stalą ir jiems nieko netruko. Nei riekelės duonos, nei gabalėlio cukraus nebuvę likę pačioje. Ponas Perukas patenkintas šypsojosi. Turbūt derėtų pradėti nuo duonos su sviestu, tarė jis Džeinei su Maiklu. Bet kadangi šiandieną mano gimimo diena, pradėsim nuo kito galo, nuo pyrago. Mano galva, šitaip visada reikėtų pradėti. Ir jis atriekė kiekvienam po didelį gabalą pyrago. Dar įpilti arbatos, paklausė iš Džeinės. Tai nespėjus atsakyti, kažkas smarkiai pasibeldė į duris. Prašom, sušuko ponas Perukas. Prasivėrė durys ir įėjo panelė Juodmedė su karšto vandens ir virdulio ant padėklo. Pamaniau, pone Perukai, tarė ji dairydamasi po kambarį, kad dar pritrūksite karšto. Nagi, kas čia dabar? Kaip gyva? Tai ištarė ji, pamačiusi juos ore, susėdusius aplink stalą. Tokių dalykų kaip gyva nebuvau mačiusi, ne karto per gyvenimą. Žinoma, pone Perukai, visos jūsų keistenybės man buvo ne naujiena, tačiau aš į ją žiūrėjau pro pirštus. Man svarbu, kad nuomą laiku sumokat. Bet šitokiu elgesiu, gerdamas arbatas su svečiais ore, pone Perukai, sėri, jūs mane priblaškite. Juk tai nepadoru šitaip daryti tokio amžiaus džentelmenui, tikrai. O gal ir jūs norėtumėte, panelį Juodmedė, tarė Maiklas. Ko norėčiau? Paklausė panelė Juodmedė. Užsikrėsti juoko dujomis kaip ir mes, pasakė Maiklas. Panelė Juodmedė su panieka atlošė galvą. Manau, vaikeli, atrėžė ji, dar turiu savigarbos ir nepradėsiu strykčioti ore kaip guminis balionas prie virvutės. Aš tvirtai stovėsiu ant žemės, nes aš ėmė Juodmedė. Viešpati, kas čia darosi? Nebepainu, aš kylu, o gelbėkit mane. Prašau. Mat panelė Juodmedė nenoromis pakilo nuo žemės ir su padėklu rankoje nukrypavo per orą nelyginant plonutėlę statinaitę. Kone verkdama iš nusiminimo, ji pasiekė stalą ir padėjo virdulį su karštu vandeniu. Ačiū, tarė merė Popins ramiai ir labai mandagiai. Tada panelė Juodmedė apsisuko ir nusklendė žemėn, vis burbėdama. Kokia gėda, aš tokia išauklėta moteris, tokios tvirtos eigasties, o dabar reikia nueiti pas gydytoją. Vos palietusi kojomis žemę, jis spruko iš kambario, grąžydama rankas, nežvilgtelėjusi atgal. Kokia gėda, dar jie išgirdo ją dejuojant už durų. Ji jau neėmė Juodmedė, nes neišstovėjo tvirtai ant žemės, šnušnapždėjo Džeinė Maiklui. O ponas Perukas keistai žiūrėjo merę Popins ir linksmai ir priekaištingai. Merė, nederėjo, garbės žodis nederėjo. Vargšė senoji kaip gyva nebeatsigaus. Bet o Dieve, kaip juokinga ji krypavo per orą. O viešpate, kaip juokinga. Ir jis ir Džeinė su Maiklu vėl ėmė raitytis ore, nusitvėrė už šonų, kad nesprogtų bekvatodami iš panelės Juodmedėlės, kuri taip juokingai atrodė. Vaje, dejavo Maiklas, daugiau nejuokinkit, neištversiu, plyšiu iš juoko. Ojojoj, nebetgaudama kvapo sušuko Džeinė, nusitvėrusi už širdelės.
o mano gailestingas išlovingasis, nenustygstantis vietoje Dieve. Riaumojo ponas Perukas, švarko kampu braukdamas per akis, nes iš juoko negalėjo rasti nosinės. Laikas eiti namo. Merės Popins balsas perskrodė jų kvatojimąsi kaip trimitas arba kaip botagas. Ir vienu kartu Džeinė, Maiklas ir ponas Perukas nusliuogė žemyn. Visi trys lyg vienas pliumptelėjo ant grindų. Mintis, kad turės eiti namo, buvo pirma liūdna mintis tą popietę ir vos jie atėjo jiems į galvą, juoko dujos kaip mat išgaravo. Džeinė su Maiklu atsiduso, matydami, kaip merė Popins pamažu leidžiasi žemyn su Džeinės paltu ir skrybelaitė rankose. Ir ponas Perukas atsiduso giliai, pratisai ir liūdnai. Kaip gaila, tarė jis, labai gaila, kad jūs turite eiti namo. Dar niekad man nebuvo taip smagu. Niekad, pritarė Maiklas, liūdnai pajutęs, kaip nuobodu vėl nusileisti ant žemės, kai iš tavęs išeina visos juoko dujos. Dar niekad, pakartojo ir Džeinė, ant pirštų galų pasistiebusi pabučiuoti pono Peruko į susiraukšlėjusi, lyg suvitės obuolys skruostą. Niekad man nebuvo taip smagu. Važiuodami namo autobuse, jie abudu sėdėjo Mary Popins iš šono. Abudu buvo pritilę, susimąstę apie tą puikią ir nuostabią popietę. Nei šio, nei iš to, Maiklas mieguistai paklausė Merės Popins: ar dažnai tavo dėdei tai būna? Kaip būna? Šaižiai pakartojo merė Popins, tarsi Maiklas tyčia būtų norėjęs ją įžeisti. Ar dažnai iš juoko jis ima kilti nuo žemės ir raitytis ore? Raitytis ore? Merė Popins balsas pasidarė laibas ir piktas. Meldžiamasis, ką turi galvoje, sakydamas raitytis ore? Džeinė bandė paaiškinti. Maiklas norėjo paklausti, ar dažnai tavo dėdė prisipildo juoko dujų ir rieda pasitrypčiodamas palubėmis, kai rieda pasitrypčiodamas ir sugalvok tu man rieda palubės. Man gėda, kad tau tokie dalykai šauna į galvą. Buvo aišku, kad merė Popins labai įsižeidė, betgi tikrai, nenutilo Maiklas, mes patys matėme. Ką matėte? Ką jūs, vaikai, matėte riedant palubėmis? Kaip jūs drįstat? Aš jums parodysiu. Mano dėdė doras, protingas darbo žmogus ir kad man apie jį pagarbiai šnekėtumėte. Maiklas su Džeinė susižvalgė iš merės Popins pašonių. Jie nieko nebesakė, nes jau buvo išmokę nesiginčyti su merė Popins, nors ir ką ši bekalbėtų. Bet jų žvilgsniai vakareiškė: merė Popins, mes žinom, kas įvyko šią popietę ir mes žinom, kad tavo dėdė Perukas per savo gimtadienį gali skraidyti nuo juoko dujų. Bet nebuvo iš kur gauna teisingo atsakymą. Autobusas, gretėdamas ir trūkčiodamas, ūžė tolyn. Merė Popins sėdėjo tarp jų tyliai ir įsižeidusi, o jie abu, gal todėl, kad buvo labai pavargę, prisispaudė arčiau ir atsirėmė į ją užmigo, vis dar spėliodami, ar tai buvo iš tikrųjų, ar jie tiesiog visą tai susapnavo.